Šiandien Labame ryte pažadame prakalbinti ne tik pašnekovus, nes prakalbinti stiklą, kad jis pradėtų pasakoti istorijas, yra stiklo menininko Viktoro Dailidėno noras. Vilniuje jis pristato autorinę parodą, kurioje daugybė darbų įkvėpti gamtos gyvybingumo, o štai kiti Čiurlionio kūrybos. Užsukime. Stiklo reljefe įamžintas vitražisto meno pedagogo Kazio Morkūno atvaizdas skirtas jo 100-mečiui. Tai pirmasis kūrinys iš stiklo menininko Viktoro Dailidėno personalinės parodos, kurioje visi darbai stiklo reljefai, pano ir įvairūs objektai sukurti šiemet. Daugybę metų su stiklu dirbantis menininkas jungia įvairias stiklo technologijas, nuo lydymo ir moliravimo iki oksidacijos bei eksperimentinių paviršių sprendimų. O šiemet, sako, tarsi naujai pažvelgęs į kūrybą. Aš žinau, kaip stiklas elgiasi, kada jis jau pradeda skystėti, kada jis kietėja, kokios temperatūros, kokie skirtingi stiklai, kokios jų sudėtis ir tie technologiniai dalykai man yra žinomi ir aš suprantu juos. Tiesiog man patiko tai prisiminti ir naujai tai pažiūrėti. Aš visą laiką su stiklu eksperimentuodavau, visą laiką bandydavau. Netgi čia šiais metais irgi atradau vieną dalyką, kuris irgi eksperimentavimo būdu man atsirado. Tai toksai įdomi technologija, kaip galima išgauti raudoną spalvą. Čia kolegos galbūt įdomiausia jiems sužinoti šitą dalyką, nes raudona spalva yra pati sudėtingiausia, ją būdavo sudėtingiausia visais istorijos laikotarpiais ją išgauti ir jin būdavo pati brangiausia. Bet galima pasidaroti ir šiuolaikiniam priemonėm tai išgauti. Viktoro Dailidėno kūryboje susipina gamtos įkvėpti motyvai, žmogaus emocijos, laikinumo bei amžinybės temos. Menininkas sako norintis stiklą prakalbinti, kad jis prabiltų į žiūrovą ir pradėtų pasakoti istorijas, kaip kad Viktoro sukurtuose stiklo paveiksluose, kuriuos įkvėpė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. Pavyzdžiui, jūra, ar ne? Čia yra miškas. Ir pas jį aš pastebėjau vieną tokį dalyką, pas jį yra paukščiukas. Skraido paukštis kažkoks. Ten galvoju, kas čia per paukštis. Paskui kažkaip žiūriu, kai jau reikėjo man jį nulipdyti tą paukštį, nes aš vis tiek turiu pasidaryti. Tai aš lipdau tą paukščiuką ir žiūriu, kad čia jisai turi uodegą tokią, dvigubą. Tai reiškia, kad tai yra čiurlys. Tai čiurlys tai reiškia kregždutė. Tai reiškia Čiurlionis greičiausiai save kaip ir įamžino paveiksluose per tą paukštį. Tai reiškia, toks man irgi buvo atradimas. Stiklas Viktorui Dailidėnui tai ne tik medžiaga, bet ir metafora, kalbanti apie laiko tėkmę ir akimirką, matomo ir nematomo dialogą, trapumo ir tvirtumo santyki. Jis gali sudužti akimirksniu, tačiau nesudužęs išlieka kelis tūkstančius metų. Auginu bonsus ir suprantat, ir pagalvojau, visai gerai atrodytų stiklinis vazonas, indas, nes visi keramikiniai vazonai dažniausiai kiekvieną žiemą sudūžta, tai žinokit, atradimą padariau. Aš pradėjau auginti stiklinėme vazone. -15, -20 šaltis. Kadangi pas mane yra lauko bonsai, laukiniai, aš juos į vidų nenešu, tai atlaiko šaltį. Stiklas atlaiko šaltį, todėl kad jis neturi tokių porų ir ten nieks neįlenda. Vanduo nepatenka ir neišplėšo. Va šitas bonsas, jam yra 7 metai. Jis gyvena šitame inde ir laikosi visai neblogai. Tiesa, anaiptol ne visi stiklo kūriniai išvysta dienos šviesą. Menininkas neslepia, su daugiau jų tenka atsisveikinti. Taip atrodo, kad čia yra 1, 2, 3, bet iš tikrųjų čia yra tik tai tie jau sėkmingiausi indai. Nes begaminant gaminimo procese aš netenku kokių 5, 6 tik tai lieka sveikas. Jį bekaitinant, kylant temperatūrai, atsiranda toksai tarpas ganėtinai sudėtingas, nes nuo 300 iki 500 laipsnių temperatūros jis yra rizikoje didžiausia stiklas yra, kadangi jisai gali suskilti. Jeigu jisai per greitai šyla, jisai suskyla. Jeigu jis per greitai aušta, jis lygiai taip pat suskyla. Tai šitame tarpe yra didžiausia rizika stiklui suskilti. Jeigu jis sėkmingai atlaiko šitą procesą, išeina jau iš krosnies, tai tuomet jisai ilgai laikys ir laimingai ir džiugins akį.
Viktoro Dailidėno stiklo meno kūrinių paroda Lietuvos dailininkų sąjungos ekspozicijų erdvėje veikia iki rugsėjo 7 dienos.